Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Daug kam, kas bando naudotis SuperMemo, pradžioj būna ne visai aišku, kaip į ją įkelti garsą. Dabar aš noriu parodyti, kaip tai yra daroma. Čia yra vienas toks nustatymas, jeigu mes paspausime File, lygiai, level. Jeigu mūsų SuperMemo yra sureguliuotas beginnerių lygiui arba basic, tuomet garso mes įkelti negalime. Vien dėl to, kad nėra tokios komandos, va čia viršuje. Tam, kad būtų galima kelti garsą, reikia pasirinkti lygį nuo middle ir aukščiau. Kai paspaudžiame middle, čia iš karto atsiranda daugiau žodžių šitoje eilutėje. Ir yra edit. Paspaudę edit mes turime vietą, kur galima įkelti komponentus, add components. Ir čia yra sound. Mes galime įkelti ne tik garsą, galime įkelti paveikslus, dar įvairius dalykus, bet šiuo atveju mus domina garsas. Taigi paspaudę add components mes įsikelsime garso laukelį. Tuomet, kai jis jau yra įkeltas, turiuomenį garso blokas, kai yra įkeltas, tam, kad į jį įdėti garsą, spaudžiam ant jo dešinį ir import file. Čia mums atsidaro katalogas, kuriame yra sudėti garsiniai failai. Susikarpę audio failą mes labai patogu yra sudėti į vieną kažkokią atskirą direktoriją. Po to mes iš čia pasirenkam failiuką, spaudžiame OK ir garsas pakliūna čia. Po to galime jį pasiklausyti paspaudę tiesiog bet kurioje vietoje ant garsinio bloko. Šiam kartu tiek. Čia buvo Gintaras Akulevičius, anglų kalbos kursai.net. Iki kito karto.